Sveiki visi! Malonu Jūs matyti jau 2024 metais grįžtam atgal su Lietuviai emigracijoje laida ir vėl kalbinu mūsų tautiečius apie tai, kaip jiems sekasi įveikti iššūkius, pokyčius gyvenime, asmeninės patirtis ir visą tai išgyventi. Ir šiandien su mumis Virginija Kvedarienė. Tai Virginija net 9 metus gyvena Olandijoje. Ir šiandien Virginija pasidalins savo patirtimi, mes kalbėsime apie šiandieninius sunkumus, kad tai gali būti galimybė naujai pradžiai, bet ar visada lengva tai suprasti, suvokti ar ne ir tai priimti. Tai labas Virginija. Sveiki. Džiaugiuosi, kad užsukai pas mane į svečius ir sutikai pasidalinti savo istoriją. Tai norėčiau tavęs paklausti arba paprašyti papasakoti savo išvykimo istoriją. Kaip ten viskas atsitiko, ką galbūt veikei Lietuvoje ir kaip sugalvojai išvykti į Olandiją. Lietuvoje aš dirbau finansinį darbą, buvau finansininkė nemažai laiko. Po to pradėjome savo verslą šeimyninį ir pradirbę 4 metus pamatėme, kad mes tiesiog mums šakės. Nebemačiau prasmės judėti. Ten buvau labai pikta ant Lietuvos, pikta ant Lietuvos žmonių. Buvau labai nelaiminga ir tiesiog vieną dieną nusprendžiau, kad aš noriu išvykti. Todėl, kad tiesiog nepasisekė, nepavyko, sugriuvo, subyrėjo ir panašiai. Aišku, apie savo emocinę būseną tai ten net nėra ką pasakoti, jinai buvo labai prasta. Ir aš nusprendžiau, kad aš nebenoriu gyventi Lietuvoje. Tiesiog susirinkau vaikus, šunį, katę, ežį ir išvažiavome į Olandiją, nes čia vyras susirado darbą. Tai kad jis mūsų laukė, mes atvykome ir aš pradėjau irgi ieškotis kažkokio tai darbo, kad tiesiog galbūt net stumti tą laiką, kad tie išgyvenimai, pergyvenimai jie nebūtų tokie, juos užslopinti, numušti, kažkaip tai su savimi susitvarkyti. Tiesiog reikalingas buvo labai stiprus pokytis. Aš jį padariau, žmonės stebėjosi, kad man jau nebe 25 metai ir aš pasiryžau čia išvykti su visa šeima ir tiesiog kardinaliai viską pakeisti. Tai toks buvo ir išvykimas. Po tokių, sakykime, nesėkmių didelių. Tai girdžiu, kad ir Lietuva nebuvo ta svajonių šalis, arba tie lūkesčiai neįsipylė, kažkas atsitiko ar ne tokio, kad norėjai. Kaip pasakyti, tai viskas priklauso nuo mūsų vidaus. Aš dabar jau tikrai žinau, kad, nes aš atvykau į Olandiją, kažkiek čia pagyvenome ir man vėl jaučiu viduje, kad tarsi, tokia kaip ir buvo truputį euforija pradžioje, po to aš papuoliau labai sunkius darbus ir aš supratau, kad kažkas yra ne taip, ne su šalimi, o kažkas yra negerai su manimi. Ir tada prasidėjo tas kelias savęs paieškos, kad, kas čia yra manyje negerai, kad ir Lietuvoje, ar ne, buvo tokia, gyvenimas nerožėmis klotas, ar ne, emocinė prasme. Ir atvykus į Olandiją irgi tas pats, kad kažkas viduje yra negerai, kad aš esu nepatenkinta iš vidaus, ar ne, ir ne šalis čia yra esmė, o mano kažkokie vidiniai, kažkokios vidinės būsenos. Tai mes dar grįšim prie to, labai puikiai perėjai tą temą, ar ne, bet mes dar grįšim prie to, noriu tavęs paklausti, o kokius lūkesčius turėjai būtent Olandijai? Sakai, norėjai tiesiog pokyčio, ar buvo dar kažkas įsivaizdavai, kad kaip ten bus, kas ten bus? Ne, aš tiesiog norėjau pakeisti aplinką. Čia buvo pirmiausia, todėl, kad labai prastai jaučiausi. Tai, kad aš atvyksiu ir, buvo lūkestis pradėti gyvenimą iš naujo kažkaip kitaip. Bet kad, sakykime, čia įsikurti, kažką tai kurti, kažkokias tai aukštumas čia pasiekti, tokių minčių iš tikrųjų nebuvo. Kažkaip susitvarkyti su savimi buvo svarbiausias. Atitolti nuo tos, sakykime, aplinkos, kuri mane skaudino, kuo toliau nuo jos išvažiuoti tiesiog ir pabūti kitokioje kultūroje, kitokioje aplinkoje, kitoje, atmosferoje. Nes apie Olandiją girdėjom gražių dalykų, kad žmonės ten laimingi, kad ten šypsosi ir taip toliau. Gerai, aš važiuoju pas tos laimingus žmonės ir pasižiūrėsiu, kaip jie gyvena. Gal padės užsikrėsti, ne, tą laimę?
Iš tikrųjų, tai laimė užsikrėsti ne, bet tokio lengvumo įnešė. Ne darbinė prasme dėja, bet aplinkoje kaimynai, pamačiau, kokie gali būti draugiški, kaip mums labai padėjo iš tikrųjų Olandai kažkokius dalykus tvarkyti su registracijomis, su būstais, iš tikrųjų žaviuosi tai žmonėmis Olandijoje gyvenančiais Olandais, nes jie iš tikrųjų yra tokie, sakykime, labai žiūrintis savęs, iš tikrųjų pirmoje eilėje tai esu aš. Bet jeigu tu kreipsies pagalbos, jeigu kreipsies pagalbos, tai tau iš tikrųjų visada padės. Smagu žinoti, ar ne? Tai kokie buvo pagrindiniai sunkumai, šiandien žiūrint atgal į tuos 9 metus, ką galėtum išskirti, paminėjai darbą turbūt vieną iš tokių, ar ne? Taip, nes aš kai stebiu žmonės atvykstančius iš Lietuvos, lietuviai, tai yra pasiseka iš tikrųjų įsidarbinti lengvai, uždirbti ir viskas ten yra gerai. Man dėja nepasisekė, nes aš iš tikrųjų papuoliau į labai sunkias sąlygas fiziškai, sunkias sąlygas psichologiškai. Todėl, kad tu papuoliai į tokią aplinką, kur keiksmai, kur, daug maž įsivaizduoti, sakykime, taip yra vadinamos žemos vibracijos gal, ir tu papuoli ten ir ten išsiplečia akis ir pamatai, kad fabrikas, aš papuoliau dirbti į mėsos fabriką. Vienas dalykas, aš labai myliu gyvūnus, man buvo psichologiškai, tai yra labai sudėtinga. Ką aš dariau, aš kabėjau skerdieną ir aš tiesiog ėjau ir atsiprašinėjau tų gyvūnėlių, kurie paaukojo savo gyvybės tam, kad mes galėtumėme pavalgyti. Tai yra psichologiškai labai sudėtinga ir pats darbas buvo labai stipriai fizinis, kai tiesiog būdavo dar iš inercijos grįžti namo ir ties slenksčius susmunki ir tada vyras mane nuneždavo į lovą. Ir dar yra toks dalykas, kad aš pradėjau ten gadinti nuotaikas darbines, nes porą kartų apsiverkiau prie linijos. Ir mane po to manimi atsikratė tiesiog, nes aš gadinau atmosferą darbinę, o prasidėjo toks psichologinis teroras, kai specialiai buvo leidžiamos man linijos, visi stovi be darbo, o aš turiu ten dar dirbti. Va, toks būdas sulaužyti žmogų, kad jisai taptų paklusnus. Nebemąstytų, nebeanalizuotų. Užsienyje dėja fabrikuose yra vis dėlto, kaip aš sakau, šiuolaikinė vergovė, kai taip elgiamasi su žmonėmis. Bet, kaip sakau, nėra to blogo, kas neišeitų gerą, nes po to prasidėjo labai didžiuliai pokyčiai mano gyvenime. Bet aš dar noriu sugrįžti, kaip tau pačiai jautėsi, kai Lietuvoje dirbai prie finansų, ar ne, kažkokias tokias visai kitas pareigas užėmei. Kaip tau pačiai viduje sekėsi išgyventi tą buvimą tiesiog toje aplinkoje, prie linijos, kaip sakai, ir tokia negalvok, tiesiog dirb fizinį darbą, tu čia esi negalvoti, tu esi čia dirbti. Kaip tau pačiai sekėsi priimti tą tokį požiūrį į žmogų? Labai sunkiai, todėl kad prie tos linijos, sakykime taip, įvyko mano labai didelis ego lūžis, kai aš atvažiavau čia tokią poničką, ar ne, ir papuoliau į tokią aplinką, sudėtingą man, visom prasmėm. Ir aš kaip galima elgtis taip su žmonėmis, man kilo klausimas, kaip galima ten taip ir taip ir taip. Kokie jie visi niekšai, kokie jie visi blogi, ar ne, ir visa kita. Po kažkiek metų, ar ne, aš prisiminiau tuos savo tokius svarstymus, ar ne, pasipiktinimą tą tokį, pasibaisėjimą ir galvoju, palauk, bet tik tu atvažiavai savo noru, ar ne, į tokią aplinką. Jinai yra. Mūsų tas materialus pasaulis, ar ne, jisai juk yra labai įvairus. Yra ten fiziniai darbai, yra žmonės, kuriems niekas daugiau nerūpi, tik nueiti į darbą, užsidirbti pinigų, pavalgyti, pažiūrėti televizorių. Ir tai yra normalu. Ir tu dabar, jeigu tu jautiesi tokia aukštesnė ir visa kita, tai kokio velnio tu ten nuėjai dirbti, ar ne, ir kankintis vėlgi. Tai, kaip sakiau, mano ego programos ten labai lūžo, tai buvo iš tikrųjų labai naudinga patirtis. Dabar aš ją taip priimu, ar ne? Ir, tai tu nebūk čia. Žinote,
kai būna žmonės, sėdi kažkur ir kankinasi. Nu tai nebūkite čia tada. Ir aš taip kankinausi, sėdėjau, vargau, keikiau ar ne, pikau, verkiau, po to ir susirgau labai stipriai, po to jau, kai pabaigiau tą darbą. Ir nu tai kas dėl to kaltas? Nu tai nebūk čia. Pati savo noru atėjai, pati įlindai ar ne, ir visada pa žmogui yra pasirinkimas. Bet va čia tave sustabdysiu, Virginija, iš tikrųjų svarbu užakcentuoti, kad visi turim tą laisvę, visi turim pasirinkimo laisvę. Jeigu aš esu čia, tai tikėtina, kad 21 amžiai mažai ką atveža, nu galbūt pasitaiko, bet nu tikiuosi, kad ne. Kad mane surišo, privertė, atvežė ir čia liepia dirbti. Mes visada galim išeiti iš ten, kur mums netinka. Ir aišku, turbūt žiūrovams pasipila daugybė minčių, kad reikia išgyventi, reikia kaip čia Reikia. taip ar ne, čia apie tą išgyvenimą. Visko, iš tikrųjų taip, finansai irgi nebuvo lengva, bet kai, sakykime, pabaigiau kažkaip tai badu nenumirėm, be būsto nelikom, nes, nu, aš ten nepradirbau labai ilgai. Ir išsikapanojom, ir viskas susitvarkė, ir nu, iš tikrųjų rezultatas tai yra puikus dabar. Čia gal vat reikėtų akcentuoti tą paskaičiuoti nematomą tą svorį, kurį mes pasilikdami tame darbe, įsivaizduokime, kad ir Virginijos situacija, ne, kaip jinai mini, ir sveikata, ir finansai tada ligų gydymuisi, psichologinė ten visiškai pakrikimas, ar ne, tu galėjai likti nedarbinga likusį gyvenimą, ar ne? Nors tuo metu, jeigu... Čia dar yra toks momentas, kad, kaip pasakiau, iš Lietuvos atvažiavau pikta vėlgi, nelaiminga. Ne? Ir man čia buvo vėlgi toks, sakykime, būdas išlieti visą tai. Aš radau tą priešą, tas vadovas, tas vadovo pavaduotojas, taip toliau, buvo tas priešas, ant kurio, galima sakyti, nu gal ir valymasis toks savotiškas gavosi irgi, arba kai tu papuoli į aplinkybės dar blogesnės, negu jos buvo. Ir tada vėl pervertinimas, ar ne, vyksta galvoje viso to, ką tu turi, ką tu turėjai ir ką tu galėjai turėti. Tai tokie labai esminiai metai buvo, nu. O kaip tie kultūrų skirtumai, vat, kas liečia darbo aplinką, kas tave labiausiai tuo metu erzino, kas tau labiausiai netiko? Kad jie tokie atsipalaidavę, iš tikro. Ateidavo man, sakydavo, o tu ko tu čia stresuoji? Taigi stovi, dirbk vėl. Kas čia per stresai? Nu, vat aš gadinu, va tą, vat, supranti tą aplinką darbinę, ar ne, kai tarsi, nu, kaip būtent atsipalaidavus, jeigu tu krenti iš nuovargio. Arba kai tau specialiai yra daromi kai kurie dalykai, kaip pakenkimas netgi vyko. Ir iš kitų darbuotojų, ir iš tų vadovai skatino tai daryti, ar ne. Tai, nu, toks, bet tu turi tuo pat metu būti kažkodėl labai atsipalaidavęs ir ramus. Nu, man va tas, va, niekai. Mes gal lietuviai labai tokia stresuota tauta, bet, nu, nežinau. Tiesiog mane tai labai stebino. Ar buvo be tavęs kitų emigrantų, kurie, vat, kaip ir pritardavo tau, jausdavosi panašiai, bet jie nedrįsdavo tiesiog ištransliuoti tai, ką jie galvoja? Taip, taip. Būdavo tos lietuvės mergaitės, kurios dirba su manimi, irgi aš jų klausdavau, sakau, kaip jūs su tuo susitvarkote? Nu, va taip ir tvarkomės, va kažkaip tvarkomės. Sunkiai. Atitinka maždaug standartą. Nes tu negali, pavyzdžiui, susirgai, tu, jeigu vieną dieną pagulėjai, kitą dieną tu privalai išeiti į darbą, kitaip tave atleis. Tu 38 temperatūros, eidavo į darbą ir dirbdavo, nes kitaip tave atleis, išmes, vat kitą dieną. Vat čia yra tuose fabrikuose dar, kad tave priima lengvai ir labai lengvai atleidžia. Nepatiko kažkas, netiko, kitą dieną gali ateina tiesiog ir pasako, tu kitą dieną gali neateiti į darbą. O darbo norisi, pinigų reikia, temperatūra 38 ir į darbą einam. Aš labai tikiuosi, kad tokių darbo vietų nebėra. Ačiū tau, Virginija. Yra toksai, žinai, nesiskaitimas truputį, nes tų emigrantų atvažiuoja daug, jos gali keisti ten kiekvieną dieną. Lietuviai, lenkai, rumūnai, vengrai, ir jų yra begalė, ir jie, nu, va, toks požiūris dėja yra čia, kad tiesiog yra masė žmonių, taip, kuriuos labai lengva pakeisti, jie yra lengvai atleidžiami, jie lengvai priimami, ir nu, taip yra čia.
Čia vat europinė ta svajonė darbų tokia yra. Kaip sakau, yra, kam tikrai pasiseka, papuola į lengvesnius darbus, dirba, užsidirba, arba įveikia save, arba esu mačiusi irgi, sakykime, valgykloje sėdi mergaitė ir verkia, nes nebegali jinai čia dirbti. Na, taip. Aš jau, kaip Virginija, patikėjau tavo sunkumais, tai, ką tu pasakoji, tai man tiesiog per kūną eina šiurpuliai. Virginija, tai kaip baigėsi tavo istorija fabrike, kaip tai priėmei, kaip su tuo tvarkeisi ir kuo užsiėmei toliau? O tą darbą mane atleido ir aš ten nebegrįžau savaime, aišku, aš pradėjau ieškoti lengvesnius darbus, patekau dirbti į paštą. Ir ten, va, daugiau olandiška aplinka, kai buvo, tai ten, na, ten kardinaliai skiriasi požiūris, ten jau visai kitoks vertinimas buvo, aš dirbau labai gerai, mane vertino labai gerai, reikėjo įsigyti būstą ir dirbau tikrai labai daug, nes reikėjo kontraktinės tas valandas pasikelti, kad gauti būsto paskolą. Na, mes pradėjome kurtis. Dirbau labai daug, bet prie to paties, va, ta patirtis fabrike man parodė, kad, na, aš galiu geriau, aš galiu įdomiau gyventi, ne vien stovėti prie konvejerių arba tam pačiam pašte. Ten irgi sunkus tokie kroviniai būdavo, reikėdavo iškrauti ir fiziškai būdavo iš tikrųjų sudėtinga. Ir pradėjau galvoti va tada, kad man reikia kažką tai keisti, nes taip gyventi aš nenoriu. Man yra neįdomu, man yra per sunku. Viduje jaučiuosi tikrai daug, turinti daug potencialo kažko tai siekti ir kažko tai gyvenime ieškoti kito. Bet dirbti reikėjo, dirbau ir tuo pat metu pradėjau studijas. Tai. Kokios tai buvo studijos? Įnikau į astrologiją labai rimtai. Jinai buvo kaip pomėgis. Ne iš karto. Pirmiausia, aš iškėliau klausimą, kas yra su manimi viduje negerai, kad kur aš esu, man yra negerai. Ir vat pradėjau aš nuo savęs. Pradėjau ieškoti kažkokius tai mokymus, kur ten keistis, kur ten valytis kažkur keistis požiūrį, kad keistųsi požiūris, nu vat savęs kažkokį tai va tokius kursiukus. Pradėjau ieškoti, rankiotis, daryti užduotėlės įvairias ir pradėti nuo savęs. O po to jau sekantis momentas tai buvo jau, o ką aš mėgstu veikti. Kai jau prakrapščiau savo kažkokius tai blokus, traumas ir taip toliau, pradėjau nagrinėti, kuo aš visą gyvenimą ypatingai domėjausi, kas man patiko ir tiko. Bet va dabar paprašyti savęs sustoti ir galbūt prisiminti tą momentą, ar ne? Nes iš pradžio mes kalbam apie tokį, kad reikia dirbti, reikia išgyventi, o kitas momentas, o ką aš noriu daryti, kas man patinka daryti, ar ne? Kas atsitiko čia? Vat apie tą požiūrio pakeitimą, kas tau padėjo suvokti, kad nu ne viskas yra apie tą, kad privalau, viską privalau, gal kažką, ką noriu daryti? Tas momentas turbūt vis dėlto tas pats didžiausias lūžis įvyko tada, kai aš dar dirbau fabrike. Buvo toks momentas, kai aš pagavau, kad aš nebeturiu svajonių. Ir aš labai išsigandau. Kad jeigu aš nebeturiu svajonių, aš nebeturiu ką siekti, mano gyvenimas tiesiog yra baigtas. Nors tokia depresinė būsena, aš joje pagyvenau ir galvoju, tada buvo, kad aš esu jau taip dugne, dabar galima atsispirti ir pradėti lipti aukštyn kažkokiu tai būdu. Tai va, tos svajonių nebuvimas labai mane išgąsdino iš tikro ir prajudino, kad man reikia žygiuoti kažkur tai, kilti aukštyn. O kur randai tos stiprybės? Nes va daug kas gali sakyti, aš noriu ten kažką daryti. Ir ypatingai aplinka mums sako, ką tu čia eik. Reikia atsidurti dugne. Čia labai nuo žmogaus priklauso. Nu, vat mano vidus yra va toks. Kažkieno yra kitoks ir jam nieko nereikia. Tai pažįstu lietuvių, kurie dirbo, džiaugiasi, gauna algą, poilsiauja 2 savaitės į metus kažkur šiltuose kraštuose ir tai yra jų tiesiog riba ir jiems nėra. Nu, aš ne tokia. Tiesiog aš ne tokia. Man reikia kažkur tai... Tas toks esminis gal pokytis, jeigu aš anksčiau, kad ir Lietuvoje kažko tai siekiau, norėjau, tai buvo ne mano. Tai buvo noras kažkam parodyti, kad aš galiu.
Nu, pradėkime mamos, tėtės ir taip toliau. Ir aplinka, ar ne? O va čia pasikeitė į tai, kad aš jau darau tai dėl savęs ir tai, kas man patinka, o ne tam, kad įrodyti ten, sakykime, tėvams, kad aš galiu, aš sugebu. Kai tu varai va ant to, norėdamas įrodyti kažkam tai, kad tu sugebi, tai kažkada išsenkiai į depresijas, į fabrikus, į dar kažkur tai tu atsiduri, palauk. Nu, bet kažkas tai ne taip, aš ne taip kažkur nuėjau iš tikrųjų. Ir va čia, dabar jau, ar ne, jau tokia protinga, galiu išanalizuoti taip, nes aš tai dariau dėl kažko, norėdama, kodėl aš dariau Lietuvoje verslą, o todėl, kad norėdama parodyti, kokia aš esu šauni. O dabar aš tai darau visai iš kitos pozicijos, tai darau dėl savęs, todėl kad aš noriu augti, noriu, kad mano siela evoliucionuotų ir taip toliau. Va čia yra esminis skirtumas. Ir žmonėms reikėtų paanalizuoti, dėl ko jie kažko tai nori siekti. Ar dėl savęs, čia yra svarbiausia. Ar dėl savęs, ar dėl kažko kito, norėdami kažkam įrodyti kažką. Ir kai supras, kad tai yra dėl savęs, tos veiklos, jos tiesiog atsivers. Labai stipru. Grįžtu į tą momentą, kai Virginija pasakojo apie bankrotus Lietuvoje, prastą savijautą. Tai kaip dabar suprantu, Virginija, tai buvo tavo džiaugsmas, laimė, nes tu pagaliau supratai, ar ne, gavai galimybę susivokti, kad, nu, ne čia mano kelias, man ne tai reikia daryti, ne kažkam čia įrodinėti, ne, ir tas, o tiesiog, rasti save astrologijoje. Tai ar ta astrologija atsirado taip, staiga, ne iš to noro save pažinti geriau, susitvarkyti su tom emocijom ir panašiais dalykais, ar jau anksčiau domėjai, turėjai, kažkokių Aš domėjausi anksčiau, taip, aš domėjausi, kiek save prisimenu, man jinai buvo įdomi, aš tų knygų nebūdavo pirkti, bet jeigu jau rasdavau kažką, pirkdavau, pradėjau nuo knygučių, ten skaitai, nieko nesupranti ir vėl domiesi, ir vėl to žemėlapius nagrinėjai, kažkokie tai žemėlapiai būdavo užsienio ir ten tiesiog toks tyrinėjimas, aš labai žingeidė esu, man viskas labai įdomu ir aš galiu sėdėti valandomis, sakykime, kol nesuprasiu kažko tai. Tai va čia toks mano variklis labai stiprus. Tai aš domėjusi ją visada, kiek save pamenu. Nu, vaikystėje gal ne, tada dar nebuvo, bet, sakykime, jaunystėje, jau kai išgirdau, man kažkaip atkabino visada. Bet astrologiją aš ne vieną astrologiją išbandžiau, aš ir bandžiau kitus pagal pajautimą, irgi aromaterapiją mokslus baigiau, esu aromaterapeutė, bet čia liko dėl savęs. Liko dėl savęs o astrologija, kuo giliau į ją pradėjau įeiti, tuo pamačiau, kokių ten stebuklų yra. Ir kai gali žmogui viską išnagrinėti, man taip užkabino ir viskas, aš joje ir likau. Bet nepaisant to, kad, kaip suprantu, tęsiai tą darbą pašte ar ten kitokias veiklas, ne, bet paraleliai ir mokeisi tai, kas tau patinka. Tai turbūt ir nebuvo tokio, kad, kaip čia pasakyti, mesti tą darbą, nes norisi mokytis, nes tam eina finansai, ar ne? Taip, nes mokymai mano iš tikrųjų buvo labai brangus, nes aš pabandžiau ten mokytis pas vienus kitus, bet pigiai tai yra pigiai. Ir kai atradau mokymus man tinkančius, irgi praėjau, iš tikrųjų tai tų pinigų būdavo tiesiog, netinka lektoriai, nepatinka, negali taip iš karto žinoti, kad tau tas kursas tiks. Ir iš tikrųjų taip tokių pinigų išmetimų, tai tam reikia pasiruošti, jeigu kažkas nori mokytis, nes neperteikia, nepasako, dabar tų kursų visokiausių atsirinkti yra sudėtinga. Bet jeigu eini mokytis rimtai, tai jau reikia pinigų tikrai labai daug. Ten man, sakykime, kažkada skaičiavau, tai 10 000 iš tikrųjų išėjo eurų. Visi mano mokymai ir žinoma, dėl to reikėjo dirbti. Atidirbi 5 dienas, būna ir naktimis, ir po to savaitgalį ten studijuoji, vakarai studijuoji, namų darbus darai. Bet žiūrėk, aš girdžiu tiek daug tos vidinės motyvacijos, bet kaip tu galvoji, ar tai yra tada, kai tu žinai, kad čia apie tave, kai tu žinai, kad čia yra tavo, iš kur tavo vidinė motyvacija? Toks vidinis pajautimas iš tikrųjų. Kaip sakyti, mes kaip astrologai sakome, reikėtų žiūrėti, jeigu nori atrasti, kas tau buvo įdomu, žinoma, reikia žiūrėti vaikystę.
kas buvo įdomu, kaip tu žaidėjai, kokius žaidimus žaidėjai, o po to 18-19 gyvenimo metai, irgi reikėtų prisiminti, apie ką svajojai, kuo norėjai būti. Ir po to, kai ateina karminis tas amžius, vadinamas karmos patikrinimas, 36-38, tai jeigu tau byra gyvenimas, vadinasi, tu tikrai esi ne ten. Kaip man įvyko, 38 metų aš buvau, man viskas vat Lietuvoje sugriuvo. Taip. Viskas paprasta, nepasižiūri metus ir Viskas paprasta. Vidinė motivacija tai yra va ta motivacija, noras pakeisti kažką, kad tu būtum laimingas, būtum patenkintas, visko buvo. Svyro rankos, kursą numečiau, pamenu, porą mėnesių prisiliesti prie jo negalėjau. Viskas pykino, kuratoriai erzino, ten nesąmonės tarsi visko buvo, todėl kad vis tiek tu pavargsti. Mokslai mano tokie rimti truko 3 metus kažkur tai. Ir tu visada esi tame, tiesiog atsitrauki, pabūni, susivirškina viskas galvoje ir vėl eini. Visko buvo ir mesti norėjosi, ir nebegalėjau pakęsti, ir pervargus, ir tiesiog bet, kažkaip tai vis tiek eini į priekį. Čia, žinai, ko labai daug, savidrausmės reikia žmoguje. Ne vien motivacija taip yra svarbu, bet tas toks vidinio stuburo auginimas, jis irgi yra prie to paties reikalingas labai. Kad nenumesti, žengti žingsnį atgal, kai labai sunku. Pagalvoti, pailsėti, nuovargis irgi savo daro. Ir vėl tu eini į priekį. Ir žmonių, kuriems tai viskas labai lengvai, čia aš pasakoju savo, nes man buvo sudėtinga. Todėl, kad mano, sakykime, iš tikrųjų save pravalyti labai smarkiai daug reikėjo. Yra žmonių, kurie ateina ir jiems tiesiog įsijungia gabumai ir jie būna kartais man rašo, kad o ko tu čia taip sudėtingai, čia viskas labai paprasta. Palaukite, kiekvienas žmogus individualus, kiekvienas atsineša savo karmą. Kiekvienas atsineša giminės karmą, kur ten giminė visa, tu čia nors kažką pasiek, nes mums visiems bus labai gerai, ne? Mes kiekvienas atsinešame savo vaikystę, kur ten irgi buvo, nors tėvai iš tikrųjų labai puikiai atspindi mūsų karmas. Reikia tik tai pasižiūrėti atidžiau. O kiti ateina tiesiog kažką tai gerai pradirbę, ar ne, ir jiems gyvenime gerai einasi. Aš ne toks variantas. Man sudėtingiau teko. Bet ačiū tau, Virginija, nes iš tikrųjų labai dažnai girdžiu, gal net socialiniai medijai arba Facebook'ose, ne Instagram'uose, kad išdrįsau, pakeičiau kryptį ir viskas lyg per sviestą. Toks vaizdas, kad jokių problemėlių nebekyla. Tai ačiū tau už tą istoriją, kad iš tikrųjų kyla. Lygiai taip pat man pasirinkus savo profesiją, savo kelią. Ir čia vėlgi, kada esi pilnas, kaip atsakytų programų, kažkokių įsitikinimų, tų vaikystės traumų, išgyvenimų, patikėjimų, tai dar ten daug ką reikia išsišluoti ir susitvarkyti, kad galėtum eiti tą savo kryptimą. Taip, yra vidinių baimių, kai žmogus tiesiog nesupranta, aš negaliu nusifilmuoti ir įdėti. Va čia dabar su viena mergaitė dirbome, sako, man filmuoti ten, sakykime, stories ar reelsą, tai yra kažkokia tragedija. Ir aš nesuprantu, kodėl. Kas čia tokio atrodo, paim kamerą, nusifilmuok ir taip, įdėk ir visą kitą, ar ne? Žmogus negali išeiti į viešumą apie save kalbėti. Negaliu, aš sako, niekaip. Išdrįso, padarė, nufilmavo, to drebačių balsu įkėlė, ar ne, ir po to 2 mėnesiams iškrito su bronchinė astma. Ir žiūrint žemėlapį, taip, jinai save įveikė tą baimę, organizmas sureagavo, tvarkosi, ar ne, ir, sakykime, žiūrint jos tą natalinį gimimo žemėlapį, o ten atsinešta karma, kad nesirodyk, nes mirsi. Tai reiškia, yra už tai, kad išėjo į viešumą nukentėję, ar nužudė, ar užmušė, ir dar giminės karma tokia pat. Nesirodyk, nes mirsi. Ir jinai, kaip save nugalėjo, ne, viskas, žmogus negali išeiti. Ne nuo jo pasirodo tai priklauso. Tai jeigu kažkas sako, oi, aš lengvai, man viskas ten einasi, tai,
Duok Dieve, valio, iš tikrųjų, jums yra lengviau, bet mes ateinam kiekvienas su savo užduotimis ir su savo ir sakyti, man viskas lengvai, o tu čia, ko tu čia kankiniesi, tai yra labai negražu iš tikrųjų. Vadinasi, pas tą žmogų yra kitos problemos, ar ne? Nepriėmimas kito, nesupratimas kito, empatijos nebuvimo ir galbūt šitame gyvenime, vat kaip tik tą reikia ir susitvarkyti ir pradėti. Arba tas, kuris rodosi, o kitoj pusėj tas, kuris norėtų rodytis, bet neleidžia savo, jisai sako, nu tiek, kad daug čia keliasi rodosi. Tai turbūt rodo, kad tas žmogus, kuris komentuoja, jis norėtų, bet jisai turbūt saviriboja kažkur. Taip, bet mes niekada nežinome žmogus, kuris, sakykime, išėjo į eterį ir pasirodė, kiek tai kainavo jam pastangų. Būtent. Niekada nežinome, kokias baimės, per kokias karminės visokias baimės jis perlipo, iškrito po to, bet dabar filmuojasi, puikiai įkelinėja ir valio, jinai atidirbo karmą. Ir tai yra... Dar tokia stipri čia, jo, iš tikrųjų labai įdomus pasakojimas. Ta istorija tokia iki tiek netgi, ar ne, kad gali būti net giminės karma. Tai Virginija, papasakok, jau šiek tiek pradėjai pasakoti apie tai, ką veikia tas astrologas, kaip atrodo šiandien tavo darbo diena. Mano darbo diena prasideda, aš keliuosi 6 ir einu į sporto klubą. 7 valandą būnu ten, pasikraunu energijos, iš tikro pavargstu, po to atsigaunu, pasikraunu energijos ir tada sėdu prie darbų. Jeigu, sakykime, yra kažkokie mano mokymai, tai klientų aš turiu labai mažai imu. Šiuo metu vyksta mano studijos, tai viena kita tik tai, nes akcentas yra į save. Vis dėlto pas mane, aš kai sakau, kiek gyvensiu, tiek mokysiuos, gilinsiuos, nes ten iš tikrųjų yra labai daug ką dar pažinti. Dabar jau iš Saulės sistemos jokios išėjau, persikėliau į žvaigždes ir ten labai viskas įdomu. O taip, aš grįžtu, kava ir sėdu dirbti su klientų užsakymais. Tai priklauso labai nuo darbo, kas man labai patinka, kad aš esu savo laiko valdovė dabar. Vat mane darbai labai jie ribodavo ir tokia yra noras tos vidinės laisvės. Vat jeigu kas supranta apie astrologiją, tai tas mano vidinis Uranas, jisai toksai pašėlęs ir visada norisi pasimušti su kažko, pasiprieštarauti ir vat vidinė laisvė reikalinga. Tai labai džiaugiuosi ir pagal savo gimimo žemėlapį man yra nedarbas samdomame darbe, o aš galiu užsiiminėti savo veiklą. Didelių verslų aš nepadarysiu, bet veiklos yra mano ir projektai. Nes aš matau tave gana aktyviai veikiančią socialinėje erdvėje ir noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, nes tada, kai mes susipažinom, tai man atrodo, tu šiek tiek buvai dar tokia, kaip čia pasakyti, netokia aktyvi gal socialinėje erdvėje ir mes kartu dalyvavom tokiuose mokymuose ir dabar žiūriu, kad wow, tu tiek sulauki dėmesio, taip aktyviai reiškiasi ir tiek daug turi sekėjų. Taip, tai yra mano būdas, kiekvienam vėlgi, vienas gali, vėlgi, ar ne, vienas nesiseka socialiniai kažkodėl tai, todėl, kad tai yra ne tavo būdas. Ir sakykime, ten klientus, kokius susirasti, tai vieniems tinka sarafaninis tas radijas vadinamas. Kitam tinka socialiniai tinklai. Vėlgi galima nustatyti, ar ne, koks klientų pritraukimo būdas tau tinkamas yra. Tai, ir tiesiog man tai įdomu, man tai svarbu, man tai patinka ir aš taip save parodau pasauliui. Parodyti pasauliui lygiai taip pat, kiekvienam yra savas būdas. Mano yra toks. Tai labai smagu, kad auga tavo sekėjų gretos, tavo pačios pasitikėjimas, toks žinomumas, viešumas, tai labai smagu matyti. O kaip galėtum, gal yra kažkokia keletą temų, dėl kurių, pavyzdžiui, žmonės kreipiasi į tave, ypatingai gyvenantis gal emigracijoje, nes, kaip suprantu, tu gyveni Olandijoje, bet tavo tikslinis klientas yra kaip ir Lietuvos žmonės, ar ne? Ir jie galbūt gyvena visam pasaulyje. Tai gal yra kažkokios vyraujančios temos, dėl ko žmonės į tave kreipiasi? Savęs paieškos.
Karminiai va šitie, karminės istorijos, išlendančios karminės, kaip sakiau, 36, 38 metai pradeda toks eiti gyvenimo tarsi pervertinimas, kas aš esu, kur aš esu, vaikai jau kaip ir užauginti, kur man čia save dabar atrasti. Tai va tada lenda arba karminiai dalykai, arba va tos nedegančios, kaip vadinu, saulės, kai žmogus irgi nežino, kas jisai yra ir kuo jisai nori būti. Tai va čia yra pagrindinės temos. Žmonės nori horoskopų, aš tokią paslaugą teikiu, bet man yra nesuprantama, ko jie nori iš to. Ir vat, o ko tu nori iš to horoskopo, ką tu nori sužinoti? Nes ten eina tada paklodė didžiulė. Įrašo apie viską, ar ne? Ir paskaito ir kažkokiu tai išvadų vis tiek nepasidaro. Tada eina pas kitą astrologą užsisakinėja, pas trečią astrologą. Ir aš vat, naudojantis progą, noriu pasakyti, kad jūs pirmiausia išsikelkit klausimą, o ko jūs tikitės iš to horoskopo, o ko jūs norite ir ką jūs norite sužinoti. Tai yra ne mano mėgstamiausia paslauga, man patinka dirbti su konkrečiomis užduotimis ir poreikiais, kažkokiais žmonių ketinimais, norais kažkokioje siauresnėje, nes tada gali ten išgvildenti tą problemą nuo ją giliau, negu kad tu parašai horoskopą, tavo 10 būsto ten valdovas sėdi 4 būste, vadinasi, tau su namais ten reikia ir taip toliau. Nu, tai yra labai abstraktus dalykai. Bet ar gali pakonkretinti, kad būtų šiek tiek aiškiau, kokios būtent, tarkim, savęs paieškos, ane? Tai tarkim, jeigu aš pasimetus ir nežinau, kuo aš noriu būti užaugus, ane? Man ten 36, 38, aš vis dar nežinau. Tai ar galiu kreiptis į tave ir prašyti pagalbos? Taip, taip. Pasižiūrėsime, va tas saulutės, žmogus jau gali daug maž įsivaizduoti irgi, nu, nes savęs rodymas, tas sveikas ego, ar ne, kuris mus stumia į priekį, ne tas, kur puikybė, pasididžiavimas per didelis savim, kurį man ten sulaužė gerokai fabrike, bet tas žmogus turi ego, sveiką ego, jis yra reikalingas, todėl kad jisai, sakykime, nukreipia žmogų, ar ne, ką žmogui veikti. Mes einame, norime kažko, norime džiaugtis, norime mėgautis, ir tai yra labai normalu. Ir pirmiausia, kiekvienas gali pasižiūrėti Saulę, kokiame ženkle yra. Saulė Vėžyje tai apie rūpybą, apie globą, apie psichologiją, apie kažkokius tokius gilesnius dalykus, ar ne? Saulė Avine tai yra veiklumas, veržlumas, visur, kur aš galiu veržliai, kur aš galiu konkuruoti. Jau pagal ženklo savybę jau gali pagalvoti, ar aš tikrai, sakykime, Saulė Avine, ar ne, o žmogus sėdi namuose, ten kažką tai mezga, kažkokius tai yra ne apie tai. Sako, aš nežinau, kur aš esu. Raginu pasiekti Virginiją, mūsų renginio aprašyme yra visi jos kontaktai, jinai labai daug dalinasi socialinėje erdvėje nemokamos informacijos, tai jeigu kažkam įdomu, tai tiesiog skatinu pasiekti ir pasidomėti šiek tiek. Ir Virginija, noriu tavęs paklausti, kaip tu galvoji, ar galėtum išskirti kažkokius kriterijus, remiantis savo patirtim ir savo įgytom žiniom per gyvenimą, kas yra tie momentai, kuriuos reikėtų akcentuoti ir pasižiūrėti, kad čia tikrai ne mano vieta. Tarkim, kalbant apie darbo vietą. Tai pirmiausia, bloga savijauta. Nesijautimas tas, kad aš esu realizuotas. Ligos, čia pirmas rodiklis, ne? Bloga nuotaika, nemigos, panikos atakos, čia jau rimtesni, bet tas toksai vidinis nepasitenkinimas savimi, tai jau viskas, nes kai žmogus randa save, jo akis žiba, jis veikia, jam neberūpi kitų žmonių nuomonė, jam nebereikia kažką įtikinti, kad jis yra geras, nuostabus, realizuotas ir taip toliau. Neberūpi tie dalykai visiškai. Susikoncentruoji kažkaip į save, ar ne, kaip girdžiu, į save, į tai, ką tu gali duoti pasauliui. Taip. Yra koncentracijos įvairios, yra kai kas, ką gali duoti pasauliui, kai kas užsidirbti pinigų, kai kas kažkaip save išreikšti, labai įvairios tos yra, bet
netgi sakyčiau, kai žmonės, ar ne, nu, piktinasi tokiais žmonėmis, kurie tarsi pamiršta artimuosius, nebežiūri ten, ką galvoja žmonės, taip toliau. Ir tai taip yra nesvarbu. Yra sakoma, o jis per blogus dalykus uždirba pinigus. Bet jis tai yra realizuotas, kitiems taip nepatinka. Arba kitiems yra nepatogu, ar ne, kad tas žmogus nepadeda tau. Nu, neparodo ten kažkokių savo gailestingumo, nežinau, apraiškų ar dar kažko. Bet tas žmogus, jisai nepergyvena, jisai eina savo tikslo link ir daro viską, net jeigu tai pasaulyje atrodo ir nu, nelabai geri dalykai. Bet jis yra realizuotas. Ir vėlgi čia turbūt akistata su savim, kas man svarbu, kaip tą paskutinę dieną gyvenimo, ar ne, aš su savim, va tas dialogas koks bus, ar aš šaunuolis, padariau viską, ką galėjau dėl savo gyvenimo, ar va ten, nu, kažkur ten tą, va ten palikau tą, nes reikėjo kažkaip pasiaukoti dėl to ir ten padėti tam, ar ne. Tai vėlgi, kaip kiekvienas iš mūsų jausimės tą paskutinę dieną. Ir Taip. turbūt čia Nu, tas... iš tikrųjų reikėtų nelaukti paskutinės dienos. Reikėtų atsisėsti vat čia dabar ir pagalvoti, ar aš gyvenu tą gyvenimą, kokį aš netgi siūlyčiau atmesti tuos materialius dalykus. O aš neuždirbau ten pinigų, aš nepasistačiau 15 namų arba 3-aukščio namą ir taip toliau. Va tą vidinę, tą tokią būseną savo praanalizuoti, ar aš esu laimingas, patenkintas. Ir dar vienas dalykas, jeigu atimtų kažkas tuos visus atributus, ar ne? Ten kažkokias pareigas svarbias, kažkokį namą tau atimtų. Vat kaip tu tada jautiesi? Ar tu jauti savo vertę, ar tu nejauti savo vertės? Nes jeigu tau yra vertė sukuria va šitie išoriniai atributai, tai aš labai abejoju. Ne, nu tai čia, sakykime, kažkam tokia karminės užduotis yra materialūs dalykai, bet tai yra vienetai. O daugiau vis dėlto mes ateiname čia augti, tobulėti kitomis prasmėmis. O visas tas materialus, nu, tiesiog mes gyvename materialiame pasaulyje, taip yra, tokios yra taisyklės, ar ne? Ir... Nes kaip ir visuomenės normos, ar ne, kad netgi, kad tu turėti, nu, vat, kaip moteris, ne, tu turi turėti vaikų, tu turi turėti vyrą, tu turi gyventi nuosavam name, ar ne, bet ar iš tikrųjų, ir tada mes labai skaudu, kai mes kažko netenkam, ne, vat kaip pasaulio gyvenimas atima, ne, tai kas aš nebėra manęs ir aš kaip ir vertė mano sumažėja, nes aš kažko neteku, ar ten pareigų, ar statuso kažkokio. Tai yra labai skausminga, o aš pati pro tą praėjau iš tikrųjų, nu, kai aš su pareigomis, ne, buvau ir rimtos veikėjas Lietuvoje ir taip toliau, o čia tave tiesiog įmurkdo į purvą ir tu netenki tų, sakykime, atributų ar ne, susikurtų, kurie tarsi man atrodė labai svarbus, nes ten tikėjosi mama, tikėjosi tėtis, ten tikėjosi dar kažkas, tai tu apsikrauni kitų lūkesčiais, ar ne, ir tu vieną dieną tiesiog ateini. Aš manau, kad čia dangaus sargai iš tikrųjų labai nukreipė mane į va tą kritimą tokį, kad aš jį praeičiau. Tai yra nuostabi patirtis, dabar žiūrint, kuri tiesiog išvalė man labai daug ką iš manęs. Įvyko didžiuliai pervertinimai visko ir yra auginama kitokia vertė. Ne ta materialioji, o būtent ta vertė, kuri man bet kokiomis sąlygomis dabar padeda gyventi ir aš kaip sakyti, nebenuvertinu savęs. Čia yra labai svarbus irgi akcentas ir žygiuoju iškelta galva link to, ko aš noriu. Tai labai smagu girdėti, kad vat, iš tikrųjų tokia sunki patirtis, bet tu girdisi tavo dėkingumas tai patirčiai, kuri leido tau pamatyti visai kitokį gyvenimą, kitokią gyvenimo kokybę, sustoti galbūt akimirką, netgi tos ligos, ar ne, sustoti, atsigulti į lovą ir apgalvoti viską. tą gyvenimą. Tai ir pabaigai, Virginija, ar galėtum pasidalinti patarimais? Vat žiūrovai, tarkim, vat jie jaučiasi, vat ir ligos, ir ten fizinis išsekimas, ir blogos emocijos, nenoras keltis ir eiti į darbą, ir panašų dalykai, tai ką tu paminėjai kaip kriterijai, kad aš ne ten, ne savo vietoj.
Nuo ko pradėti keisti viską? Nuo ko? Nuo suvokimo, kad niekas neateis ir nepadės, ir reikės Išgelbės. patiems kapanotis. Gali, sakykime, ateiti koks tai mokytojas laikinai pakelti tą tokį, energetinį lygmenį, ar ne, bet jie irgi yra laikini. Ir mokytojai vėlgi parodo tą kelią, tik tai, kad tu gali išeiti į kelią kažkokį, taip, niekas, žinokite, nepadės. Apart tai, kad galime mes padėti patys savo. Va čia yra svarbiausias. Žmonės laukia tablečių. Jie eina į mokymus, kursus ir mano, kad ten jiems įduos kažkokią tabletę. Sąmoningesnis žmogus su laiku supranta, ne, tų tablečių nėra. Laikini energetiniai pakelimai, taip jie yra. Tu nueini kažkokius mokymus, jeigu ten yra mokytojas, dėstytojas ar kažkas, jisai tave tam kartui pakels. O ar tu sugebėsi išsilaikyti tame lygmenyje, tai čia jau yra tavo atsakomybė. Nėra tablečių. Nėra. Laikinos priemonės, taip. Svarbiausia yra, vis dėlto patikėti, kažkokiu tai būdu savimi. Ir tada, žinote, iš tikrųjų nutinka toks stebuklas, kad tiesiog energija, jinai atsiveria. Atsiveria kanalas ir tu gauni tą dangaus, sakykime, iš dangaus ir tu pats sugebi generuoti savyje energiją, kuri varo tave į priekį. Bet čia reikia suprasti, kad mes patys esame savo likimo šeimininkai. Mes nerūpim kitiems žmonėms. Mokytojai yra, kurie nori tiesiog uždirbti. Taip, viskas gerai. Yra mokytojai, kurie nusiurbia energijas. Labai atsargiai su įvairiais mokymais, kursais, nes nežinai, tas mokytojas prie kokio egregoriaus yra prijungtas ir gali būti, kad tą masę surenka tam, kad pamaitinti kažką tai. Kitas dalykas, mūsų vėlgi toks labai svarbus niuansas, mūsų visos tos emocijos. Nepalikime savo energijos kažkur. Socialinėje medijoje žiūrėkite, kas darosi. Komentarai, jūs ten paliekate savo energiją labai stipriai. Išsenkate, ten televizijos kažkokios laidos. Yra specialūs heiteriai, kurie parašo kažką ir tada eina minė komentarų, tas heiteris sėdi ir siurbia iš jūsų energiją. Tai vat vietoj to, kad mes... Išeikit pirmiausia. Kad mes save realizuotumėm, rastumėm tos stiprybės, energijos, ar ne, tos motyvacijos, disciplinos savy. Tai pirmiausia, Virginija, ką tu ir sakai, iš tikrųjų susirinkti tą savo energiją. Taip, ir jie galima susirinkti tiesiog, tokią praktikėlę pabaigai, ar ne? Sakysiu, tiesiog jūs ant kažko labai stipriai supykote, ar ne? 2 dienas vaikšto žmogus, visas kunkuliuoja vis dar, kaip su manim taip pasielgia, kaip čia dabar. Tiesiog reikia sustoti, susėsti ramiai, grįžti į tą periodą ir pasiimti tą energiją atgal. Nes dėl to, kad kažkas maitinasi, kažkam atiduodate, kažkur iš tą nėra jėgų atsikelti ryte iš lovos. Tai kur tu palikai visą savo tas jėgas? Kažkur vadinasi ištaškėjai. Tai žiūrėk, kur komentavai, kur lindai, kur pasipiktinai. Dabar kas netingi rašo, ar ne, socialiniuose tinkluose, vyksta įvykių labai Lietuvoje daug. Ir tai yra tiesiog toks, ir mes patys prisidedame prie šito, dar kad ten viskas pikčiau būtų, nemaloniau ir daugiau tų emocijų visur. Susirinkite savo emocijas. Džiaukitės gyvenimu, kelkite savo vibracijas, džiaugdamiesi, dėkodami už tai, ką turite. Pradėkite nuo to. Ryte atsibudau ir dėkoju už tai, kad atsibudau. Dėkoju už tai, kad, sniegas už langą. Kaip faina. Nes visą laiką lyjo lietus, o dabar yra sniegas ir taip yra faina, ne? Pirmiausia, išmokti dėkoti, susirinkti save, iš kur ten išsitaškėm, ant ko supykome, ant ko įsižeidėme. Čia yra labai ir svarbus dalykas, nes kodėl formuojasi vėlgi lygos, todėl kad kai mes įsižeidžiame, mes tą emociją praryjame, jinai kažkur tai kūne užspaudžia kažkur. Ačiū tau, Virginija, už tokį kosminį pokalbį. Iš tikrųjų labai smagu, tokie labai geri patarimai iš tavo pačios lūpų skamba, bet kada žmogus eina per patirtį, ar ne tik iš vadovėlių, bet kada mes galim išgirsti žmogaus, kuris savo kailiu patyrė, ką tai reiškia. Ir man atrodo, tai padeda prisiimti asmeninę atsakomybę, tas toks supurtimas gyvenime. Kartais, ne kartais, bet man atrodo, kad tie tokie stipresni įvykiai tam ir yra gyvenime, ar ne, kad mes galėtumėm pasižiūrėti į tą gražiąją pusę, kiek aš daug turiu, už kiek aš daug aš galiu padėkoti ir
visada yra išeitis. Tai bent jau, kaip kažkur girdėjau, 3, man atrodo, išeitis iš tos situacijos, kuri ten netenkina, tai galim tiesiog susitaikyti su tuo ir nurimti ir likti ten, kur esam, jeigu ne, viskas okei ar ne, galiu išeiti. Bet vėlgi, jeigu aš nesikeisiu, ar ta aplinka nepritrauksiu tos pačios aplinkos. Ir trečias, man atrodo, svarbiausias dalykas, apie ką ir mes kalbėjom šiandien su Virginija, tai keisti save, gilintis į save, sugrįžti į save, išlaikyti tą vidinį stuburą ir suvokti tai, net ir kad ir koks sunkumas šiandien bebūtų, kad tai mane veda į mano pačio tobulėjimą ir augimą. Tai linkiu rinktis jums tinkantį kelią, linkiu sėkmės didžiausios visiems ir dėkoju tau, Virginija, dar kartą už tavo laiką ir atsisveikinu su žiūrovais. Virginija, gal dar nori kažką pasakyti mūsų žiūrovams pabaigai? Oi, aš daug ką noriu pasakyti. Laikas ribotas. Dar aš tokį akcentą, dar vieną tokį vat, iš savos patirties irgi pasakysiu akcentą, kad kartais mes galime įkristi kažkokias tai ir depresinės nuotaikas, ir apatijas, ir tai yra normalu vėlgi. Nereikėtų savęs bausti. Įkrentu, kai paskutinį kartą buvo stiprus emocinis perdegimas per praktikas, čia per ezoterinės praktikas. Ir mane išjungė taip po 2 mėnesiams į apatiją tokią. Ir tai yra normalu, todėl, kad mano psichika su tuo taip tvarkėsi. Ir aš leidau savo būti, nieko neveikti, nieko nedaryti, būtiniausius darbus, ar ne? Ir kai atrodo, nes žmogus vis tiek jisai svyruojantis yra. Ir būna kažkaip tai labai gera, ir po to krentu, ir to nereikėtų bijoti, nes irgi, vadinasi, taip organizmas tvarkosi. Ir tai yra iš tikrųjų faina pailsėti. Liga, pailsėti. Susirgote, vadinasi, organizmas kažkaip tai, bando susitvarkyti, ar ne, su kažkokiamis nemaloniomis situacijomis. Eiti pagulėti, pailsėti ir taip, ir viskas. Tai va. Ir svarbiausia yra meilė. Visada sakau, visada svarbiausia yra meilė. Mylėkite, kiek sugebate tą savo artimą žmogų ir pabandyti jį suprasti, kodėl jis taip daro. Jūs įskaudino, pagalvokite apie tai, va, kodėl jis taip daro. Jam kažkas iš tikrųjų yra negerai. Ir įžeidė, įskaudino, tai tokia labai gera frazė yra, kad arba kalba negražiai apie jūs, kad tai, ką žmonės galvoja apie jūs ir kalba, tai yra apie juos. O kaip mes reaguojame, jau tai yra apie mus. Tu ir baigsi. Taip, tai ačiū tau ir tada atsisveikinu su žiūrovais, dėkoju jūsų brangų laiką, iki kitų malonių pasimatymų.